Labas vakaras. Sveiki atvykę į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, kuris šiandien švenčia savo 100-ąjį jubiliejų. Šiais ypatingais metais muziejuje vyks paskaitų ciklas 100 metų kultūros pasakojimų apie teatrą, muziką ir kiną. Šį ciklą pradedame su menotyrininko profesoriaus daktaro Helmuto Šabasevičiaus paskaita Nukritus geležiniai uždangai. Lietuvos baletas po 1990-ųjų, kuri taip pat yra ir muziejuje rodomos parodos Šokimai, rodymai, nudavimai. Lietuvos baletui 100. Lydimasis renginys. Tad sakome, su gimtadieniu muziejau, dar ne vieno 100 metų kupinų teatro, muzikos ir kino istorijų. Kviečiame gerbiamą Helmutą pradėti paskaitą, o jūs, mieli klausytojai, sekti muziejaus informaciją ir nepraleisti kitų ypatingų istorijų. Įdomaus vakaro. Labai ačiū už pristatymą. Tikrai didžiulė garbė būtent šitą dieną pasidalinti su jumis vieną kitą detalę apie man brangaus meno baleto istoriją. Ir pirmiausiai vis dėlto norėčiau pradėti ne nuo baleto, bet nuo sveikinimų Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui. Atėjau čia su dovana. Norėčiau kolegai Aušrai Andriukaitienei ir visam muziejui padovanoti naują knygą ne apie baletą, gaila, bet šį kartą knyga yra apie operą. Visai neseniai kartu su Muzikos ir teatro akademija, kolegėmis Rūta Kelmickienė, Jūratė Katinaitė, Daiva Šabasevičienė išleidom šitą knygą. Jau pristatėm knygų mugę ir esam labai dėkingi muziejui, kad suteikė galimybę pasinaudoti turtais, kurie čia yra saugomi, fotografijomis, senovaizdžių, kostiumų eskizais. Tai tikrai didžiulė padėka ir ilgiausių metų muziejui. Ačiū labai. Na, o šiandien, kaip sakiau, galbūt jau ir apžvelgėt parodą, kuri veikia senuosiuose Radvilų rūmuose. Kelios mintis apie mūsų baleto istoriją. Ne 100 metų, bet trumpesnė atkarpa, kuri prasidėjo tokiu ypatingu laiku. Netrukus minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Tai būtent nuo tos ribos, nuo kovo 11-osios ir norėsiu šitą savo pasakojimą pradėti. Na, pamiršom jau tuos laikraščius ir visą tą ypatingą nuotaiką, primiršom tiksliau ją, kuri mus lydėjo 1990 metų kovą. Tiesiog ir pats buvau ne visai tikras, kasgi tuo metu buvo, tą dieną buvo rodoma operos ir baleto teatro scenoje. Tai jeigu ekrane įžiūrit, smulkiom raidėm parašyta, kovo 11 dieną 19:30 operos ir baleto teatre buvo rodomas spektaklis Žizelė. Klasikinis spektaklis, romantinė drama. Bet daugiau šiandien kalbėsiu apie tai, ką Lietuvos baletas per šitą 30 metų patyrė ir mūsų kultūrai davė naujo. Paskaitos temą, pavadinimą, na, gal pasirinkau tokį pernelyg gal dramatišką, gal šiek tiek ir klišinį, geležinę uždangą. Puikiai žinom, būtent šitas Winstono Čerčilio terminas ilgą laiką mus ribojo nuo pasaulio kultūros procesų ir kovo 11 buvo vienas iš tų smūgių padėjusių šitai geležiniai uždangai subyrėti. Bet visoje mūsų kultūroje, taip pat balete, manau, kad ta uždanga eižėti pradėjo ankstėliau,
dar 20 amžiaus 9-ajam dešimtmetį, 8-ajam, 9-ajam dešimtmetį. Ir prie to prisidėjo ir mūsų baleto menininkai, kurie nebesitenkino vien to klasikinio baleto formų atkartojimu, bet ieškojo naujos kalbos, naujų išraiškos priemonių. Ir parodoje taip pat matysit, ir čia noriu priminti vieną iš tų baleto modernėjimo pionierių, tai yra šviesaus atminimo choreografą Elegijų Bukaitį, kuris naujuose, netaip seniai darytuose operos ir baleto teatro rūmuose sumanė pastatyti visiškai novatorišką ir su to draminio baleto tradicijomis jau ryšius traukiantį Eduardo Balsio baleto Eglė Žalčių karalienė variantą. Ir taip pat atkreipsiu dėmesį, kad šito baleto scenografas buvo Rimtautas Gibavičius, tai buvo vienas iš nedaugelio jo darbų teatrui. Ir čia irgi matom ryškų žingsnį į priekį, ieškant muzikos ir vaizdo ypatingo dialogo, ir parodoje taip pat eksponuojam ir Rimtauto Gibavičiaus kostiumą ir taip pat keletą iš muziejuje saugomų scenovaizdžio maketų šitam spektakliui. Dar vieną menininką taip pat privalau paminėti, kuris prisidėjo prie mūsų baleto modernėjimo. Tai yra choreografas Vytautas Brazdylis. Ir jo Baltaragio malūnas mušė tuo laikotarpiu lankomumo rekordus. Sukurtas pagal Viačeslavo Ganelino muziką Arūno Žebriūno muzikiniam filmui Velnio nuotaka. Jis nepaprastai buvo populiarus ir jo kalba taip pat jau nebesiremė vien klasikinio baleto abėcėle, bet integravo ir vaidybos priemonės, ir šiuolaikinio šokio elementus. Ir būtent šito baleto aplinkoje formavosi ir tuomet dar tik tai kylanti mūsų choreografų karta, tarp jų ir Jurijus Smoriginas ir Egidijus Domeika. Dar vieną stabtelimą norėčiau padaryti prie šios skaidrės, tai yra mūsų žinomo kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo baletas Mergaitė ir mirtis. Sukurtas labai tokia įdomia istorija sekant, tai turėjo būti pasakos apie narsę Vilniaus mergaitę choreografinė versija, tačiau po ilgų ieškojimų galiausiai gimė tokia metaforiška vaizdais, alegorijomis papasakota egzistencinė choreografinė drama. Ir čia taip pat choreografas iš Estijos Ulo Vilima naudojo visiškai naują ir gerokai į priekį žvelgiančią choreografinę kalbą, kurdamas mirties, mergaitės personažus, ir visą šitų dviejų pagrindinių personažų kelią per baletą lydinčią choreografinę minią. Pirmasis Jugrijaus Smorigino spektaklis Makbetas irgi yra tam tikras riboženklis mūsų baleto istorijoje. Tai yra nepriklausomybės išvakarės, bet jau jutom tikrai tą laisvėjimo gūsį visur. Ir Osvaldo Balakausko vienintelis baletas irgi, nors scenoje gyvavo neilgai, tačiau pasižymėjo naujais dramaturginiais sprendimais, režisūriniais sprendimais ir savita Smoriginui būdinga šokio kalba. Po kovo 11 palaipsniui jutom tuos pokyčius, kurie visoje Lietuvos kultūroje akivaizdus. Ir pirmiausiai norėčiau stabtelti ties instituciniais pokyčiais. Tai yra mūsų pagrindinių šokio, baleto erdvių, įstaigų pavadinimų kaita. Suprantama, kad po kovo 11-osios iš karto dingo tie
mus tikrai ilgą laiką erzinę TSR raidžių junginiai ir Lietuvos TSR valstybinis akademinis darbo raudonosios vėliavos operos ir baleto teatras virto tiesiog Lietuvos operos ir baleto teatru. Na, vėliau po kurio laiko pavadinimas dar koregavosi ir nuo 1998 metų mes jau baleto spektaklių einam žiūrėti į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Taip pat įdomu, kad čia iš karto, galima sakyti, prasivėrė tos uždangos kraštai ir mes tikrai kur kas daugiau turėjom galimybių pamatyti talentingų artistų iš kitų šalių, nebe vien iš Rusijos, Baltarusijos, nors tikrai teisybės dėliai reikia sakyti, kad ir anksčiau mes Vilniuje nuo pat 60-mečio matėm svečių ir kartais tikrai labai garsių ir galima prisiminti prancūzų baleto žvaigždžių Ivetės Šovirė ir Julij Algarovo apsilankymą dar senajame operos ir baleto teatre. Na, o šitam plakate irgi įdomi informacija apie prancūzų Grand Opera žvaigždės choreografo dabar Manuelio Legris apsilankymą Vilniuje 90 metais, birželio mėnesį. Ir Manuelis Legris grįžo į Lietuvą ir jau šiuo metu kuria antrąjį spektaklį, tai yra Liudviko Minkaus baletą Pakita, kurio premjerą matysim gegužės mėnesį. Na ir čia irgi įdomus pokyčiai mūsų visoj kultūroje ir tą galiu liudyti kaip žurnalo Krantų redaktorius. Pradėjom iš naujo pratintis prie asmenvardžių rašybos tokios, kokia jinai iš tikrųjų ir yra. Labai ilgai mes tiesiog sekėm tą rusišką manierą transkribuoti pavardės ir jas transkribavę dažnai net ir nesuprasdavom galų gale, kas čia yra per žmonės ir negalėdom apie juos rasti informacijos. Tai čia irgi tokia charakteringa klaida. Manuelis Legris čia tapo Manueliu Legret. Nežinau, kokioj vietoj įvyko šitas toks nesusikalbėjimas telefonu, ar neįskaitė kažkas parašyto laiško, bet nebejotina, kad čia būtent yra tas pats talentingas šokėjas ir choreografas. Na, taip pat pokyčiai įvyko ir mūsų baleto ugdymo sistemoje, nors labai vertinam tikrai 1952 metais Vytauto Grivicko, Genovaitės Sabaliauskaitės iniciatyvą įkurtą choreografijos skyrių prie meno mokyklos. Tačiau, tikrai sakyčiau, kad šito baleto ugdymo toks ypatingas pakilimas įvyko tuo metu, kai skyriui vadovavo Lili Ramanauskienė-Navickytė ir būtent didelė dalis jos vadovavimo irgi sutapo su tam tikrais instituciniais pokyčiais, nes choreografijos skyrius atsiskyrė ir tapo savarankiška Vilniaus baleto mokykla, kuri veikė 14 metų ir būtent Vilniaus baleto mokyklai ir vadovavo Lili Ramanauskienė-Navickytė. Ir tik tai 2001 metais vėl buvo nuspręsta šitą skyrių prijungti jau prie tuo metu nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir šiandien šita mokykla veikia kaip baleto skyrius, tačiau puoselėja tradicijas tiek to pirmojo choreografijos skyriaus, tiek Vilniaus baleto mokyklos. Dar norėčiau irgi atkreipdėmėsi, kad tik tai po nepriklausomybės atsirado galimybė steigtis privatiems baleto šokio ugdymo institutams. Ir vieną iš tokių norėčiau paminėti, parodoje taip pat matysite plakatą, tai yra mūsų baleto
tikrai žvaigždės, prima balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės vaikų estetinio lavinimo studija, Aškelovičiūtės baleto institutas. Veikęs netaip ilgai, taip pat turėjęs kurį laiką filialą ir Klaipėdoje. Gaila, bet tuo metu matyt dar nebuvo palankių sąlygų privačiam baleto ugdymui, bet būtent šitoj mokykloj pirmuosius žingsnius pradėjo dabartinė mūsų baleto trupės solistė, tuo metu dar maža mergaitė Julija Šumacherytė. Ir šiandien labai malonu ją matyti scenoje ir, kiek žinau, ji pati prisimena tuos pirmuosius patarimus, kuriuos jai davė Leokadija Aškelovičiūtė. Ir tik tai po keleto metų mes irgi, sakytume, nepriklausomybės dėka jau stebime privačių baleto studijų, baleto mokyklų tokį proveržį. Ir pirmoji tokia studija buvo įkurta 2009 metais. Jos įkūrėjos buvo mūsų prima balerina Eglė Špokaitė ir šokio pedagogė Kristina Sliesoraitė. Ir šiandien šitą mokyklą mes žinom kaip Tarptautinę baleto akademiją. Ir labai netrukus įsikūrė ir kitų baleto solistų studijos mokyklos, tai yra ir Nerijaus Juškos, ir Neli Belekaitės, ir Olgos Konošenko, ir dar daugiau būtų galima paminėti. Klaipėdoje veikia kurį laiką Beatos Molytės baleto studija. Tad irgi tas baleto ugdymo įvairėjimas irgi yra šitų 30 Lietuvos baleto metų įdomus ženklas. Po kovo 11-osios taip pat galima sakyti, kad atsivėrė Lietuvos baleto artistams didesnės galimybės būti matomiems pasaulyje. Iki tol tas pasaulis tikrai buvo toks ribotas: demokratinė Vokietija, Bulgarija, Rumunija, žinoma, Sovietų Sąjungos respublikos. Tačiau jau 1991 metais mes stebim pirmąjį mūsų baleto ugdytinės, baleto solistės Jolantos Valeikaitės žingsnį į platesnius tarptautinius vandenis, prisijungiant prie Bonos miesto teatro baleto trupės. Vėliau šitas kelias buvo pakartotas ir kitų mūsų solistų, ir Rūtos Jezerskytės, ir Mindaugo Baužio, ir Vilijos Putriūtės. Čia tik tai gal pačius tokius pagrindinius paminėsiu. Ir žinoma, Jurgita Dronina, dabartinė mūsų baleto trupės meno vadovė, taip pat visą savo karjerą susiejo su kitų šalių baleto kompanijomis. Tad šitą aspektą irgi vertinam apibendrindami pastarųjų 3 dešimtmečių Lietuvos baleto veiklą. Ir taip pat būtent po nepriklausomybės atsivėrė duris mūsų jauniesiems baleto artistams ir baleto skyriaus, baleto mokyklos mokiniams dalyvauti tarptautiniuose baleto konkursuose. Ir tiesa, Jolanta Valeikaitė jau ir anksčiau, dar sovietmečiu, yra dalyvavusi ir Maskvos, ir Varnos, Paryžiaus baleto konkursuose, pelniusi diplomų. Bet po nepriklausomybės mes jau galim didžiuotis ir prizinėmis vietomis, kurias į Lietuvą parvežė Živilė Baikštytė, Rūta Jezerskytė, Nelė Belekaitė. Ir kitos mūsų jau dabar dauguma karjerą baigusių baleto solisčių. Įdomu paminėti, kad būtent nepriklausomybės įsibėgėjimas taip pat paskatino ir tas iniciatyvas, kurios iki tol buvo beveik neįsivaizduojamos, tai yra labdaros, paramos fondai ir įvairios įstaigos, kurios rūpinasi ne valstybiškai, bet daugiau iš privataus tokio intereso šokio, baleto, meno raida. Ir norėčiau paminėti
Parodoje taip pat eksponuojama plakatą, kuris primena mums Petro Skirmanto fondą Dance. Fondas buvo įkurtas 1994 metais ir surengė įvairius 9 koncertus skirtus pačioms įvairiausioms progoms, taip pat ir baleto jubiliejui, taip pat ir šokio dienai. Vienas koncertas buvo skirtas kaip paramos koncertas susižalojusiam choreografui Egidijui Domeikai. Na, šalia šito fondo, Skirmanto fondo Dance, dar norėčiau paminėti mūsų baleto rėmėją Jurgį Žalkauską, kuris atsidūręs Australijoje nepaprastai aktyviai sekė mūsų baleto gyvenimą, dar sovietmečiu, susirašinėjo su Aliodija Ruzgaitė, mano brangia kolegė, tikrai esu jai labai dėkingas už tai, kad padėjo man į baleto pasaulį taip tvirčiau įžengti. Na ir Jurgio Žalkausko apdovanojimai, jie irgi buvo ta paskata, kuri tvirtino mūsų baleto artistų pasitikėjimą savimi, na ir žinoma, šiek tiek prisidėjo ir finansiškai prie jų tokios žmogiškos, sakyčiau, gerovės. Taip pat dar viena labai man brangi asmenybė yra Ramona Ratas Zakarevičienė, taip pat iš Australijos, ir labai džiaugiuosi, kad muziejus ruošdamas reklaminę medžiagą šitos paskaitos viešinimui panaudojo Ramonos sukurtą kostiumą, kurį irgi rasite mūsų parodoje. Tai yra irgi toks objektas, kuris tikrai sovietmečiu negalėjo niekaip atsirasti. Jis simbolizuoja mūsų kultūros tokią tikrai tragišką lemtį, kai sovietmečiu artinantis antrajai sovietiniai okupacijai, didelė dalis mūsų menininkų išvyko, buvo priversti išvykti iš Lietuvos, o baleto trupė neteko 2/3 savo šokėjų. Ir dalis tų šokėjų atsidūrė Australijoje, taip pat ir Ramonos mama Regina Drazdauskaitė ir jos teta Janina Drazdauskaitė. Ir tas ryšys su tolimąja Australija irgi būtent šiame laikotarpyje sutvirtėjo ir irgi buvo rengiami ir įvairūs labdaringi siuntiniai ir mokiniams, ir baleto artistams, baleto bateliai, apranga ir kiek įmanoma to ir finansinė parama. Buvo kviečiami mūsų baleto artistai į Australiją ir čia kaip tik matom vienoje iš nuotraukų štai tokią delegaciją Australijoje. Čia ir Petras Skirmantas, ir dabartinė mūsų baleto trupės prima balerina Kristina Gudžiūnaitė, baleto solistas Vojcechas Žomskas, na ir pati Ramona Ratas Zakarevičienė. Ir dar vieną paminėsiu iniciatyvą, kuri irgi prisidėjo prie tų privačių, gražių pagarbos baletui ženklų. Tai yra tokio tragiško tikrai likimo Vilniaus burmistro Konstantino Stašio anūkė Raminta Kuprevičienė, kuri buvo įsteigusi Stašio premiją ir beveik daugiau negu 10 metų skirdavo finansinės tokias premijas mūsų baleto artistams. Čia matom nuotrauką iš paskutinės premijos teikimo baleto solistei Grytei Dirmaitei. Na ir po šitokios įžangos noriu bent jau labai trumpai prabėgti mūsų baleto keliu būtent per šitą 30-metį ir tiesiog atkreipti dėmesį į tai, kad
Taip, buvo statomi klasikiniai, romantiniai spektakliai, jų buvo daug ir gražių, ir įtaigių, tačiau tuo pat metu baleto repertuaras turtėjo originaliais pastatymais ir buvo ieškoma tokios kalbos, kurios niekur kitur kitose scenose nebuvo galima išvysti. Pirmoji premjera, kuri įvyko po kovo 11-osios, buvo Andriuso Fliugerio baletas Katarsis, kurį pastatė vengrų choreografas Antalas Fodoras. Antalo Fodoro pirmasis pasirodymas Vilniuje buvo dar prieš kovo 11. Jis Vilniuje pastatė kitose šalyse išpopuliarėjusi savo baletą ar šokio spektaklį Aproba, o Katarsis buvo spektaklis sukurtas kartu su mūsų baleto trupe, nors gyvavo neilgai, tačiau savo temomis, savo kalba išreiškė tą naujovių ir kitokių temų troškulį, kurį visi tuo metu jautėme. Kaip tokį sėkmingą žingsnį paminėčiau tuometinės baleto trupės vadovės Tatjanos Sedunovos sprendimą Vilniuje pastatyti Sergejaus Prokofjevo baletą Romeo ir Džiuljeta, pastatyti tą variantą, kurį garsusis muzikas Mstislavas Rostopovičius ir šokėjas ir choreografas Vladimiras Vasiljevas buvo prieš keletą metų sukūrę Stanislavsko Nemirovičiaus Dančenkos teatre Rusijoje. Ir šitą spektaklį pastačius Vilniuje, žinoma, kad ir Vasiljevo, ir Rostropovičiaus dėka atsivėrė gana didelės gastrolių galimybės, apie tai yra rašiusios ir kolegės, kurios seka baleto istoriją, paminėčiau gal Skaidrės Baranskajos straipsnį būtent apie šitą temą. Tad irgi jau tiesiog po nepriklausomybės keliems metams pradėjus matom gerokai intensyvesnį mūsų baleto trupės tokį tarptautinį gyvenimą. Nebuvo tuo metu daug dėmesio skiriama nacionaliniai muzikai ir mūsų choreografams, nors taip galimybę pastatyti pirmąjį savo spektaklį čia turėjo Egidijus Domeika, tai buvo Kaligula, o antrasis jo darbas buvo Eduardo Balsio Eglės Žalčių karalienės trečioji versija po Vytauto Grivicko premjeros, dar Senajame teatre, po Bukaičio varianto sukurto kartu su Rimtautu Gibavičiumi. Štai turime dar vieną trečiąjį Eglės Žalčių variantą, Žalčių karalienės variantą, sukurtą kartu su Dalia Mataitiene. Jurijaus Smorigino vieta tuometiniam baleto repertuare buvo labai minimali, Makbetas nebuvo ilgai rodomas ir jis ilgą laiką neturėjo galimybės šitoje scenoje statyti, išskyrus vieną gal atvejį, kai buvo pakviestas sukurti baletą Dafnis ir Chloja. Bet už tai Jurijus Smoriginas tiesiog yra sukūręs tokių miniatiūrinių baletų tikrai šedevriukų ir vieną jų norėčiau trumpai parodyti. Tai yra miniatiūra Mano gyvenimas, kurią Jurijus Smoriginas paskyrė mūsų pirmai Svanildai, nepaprastai tokios romantiškos išvaizdos ir sielos menininkai Olgai Maleinaitei, kurios albumas sceninių drabužių fragmentai eksponuojami ir mūsų parodoje.
Parodoje matysite ir šitą kostiumą, kurį sukūrė pats choreografas kartu su Vida Leonavičiūte Insodiene. Ir irgi įdomi detalė, kad šitas kostiumas visai neseniai plazdėjo scenoje, kai buvo surengtas iškilmingas šventinis koncertas skirtas baleto jubiliejui. Džiaugiuosi, kad Aušra sutiko paskolinti jaunai baleto artistė Akvilei Šulcaitei šitą drabužį ir šita Jurijaus Smorigino miniatiūra dar kartą atgijo scenoje, buvo įrašyta ir ją, tikiuosi, jau galim, o gal dar galėsim pamatyti LRT mediatekos įraše. Taip pat šitoj scenoje buvo pastatyta ir pirmoji didelė choreografijos Andželikos Cholinos choreodrama, Antano Rekašiaus baletas Medėja. Šiame spektaklyje kaip scenografas debiutavo Marijus Jacovskis, Adomo Jacovskio sūnus, tuomet Vilniaus dailės akademijos absolventas, šiandien vienas iš žinomiausių ir daugiausiai dirbančių scenografų Lietuvos teatre. O kaip kostiumų dizaineris, pirmą kartą turėjo galimybę čia savo talentą parodyti Juozas Statkevičius, kurio darbus irgi po to labai dažnai matėm įvairių teatrų scenose ir netrukus įvyks Benjamino Briteno operos Vasarvidžio nakties sapnas premjera, ten irgi matysim Juozo Statkevičiaus kostiumus. Dar norėčiau steptelti ties vienu spektakliu, kuris irgi atspindėjo šito laikotarpio repertuaro naujovių paieškas. Tiesa, jis buvo inicijuotas ne paties operos ir baleto teatro, bet Vilniaus festivalio ir jo meno vadovo Gintauto Kėvišo. Tai Mindaugo Urbaičio baletas Acid City, kurį pasiūlyta pastatyti buvo Olandijoje dirbusiam tuo metu lenkų choreografui Krzysztofui Pastorui. Pastoro kaip menininko reikšmė mūsų baletui yra tikrai didelė, nes 2011 metais jam buvo pasiūlyta užimti baleto trupės meno vadovo pareigas ir jis baletui vadovavo beveik 10 metų. Čia pastatė ir savo spektaklių, ir originalių, ir perkelė iš anksčiau statytų scenų. Ir jį tikrai labai verta dar ir prisiminti todėl, kad iš karto kitais metais, 2012-aisiais, jis inicijavo choreografinių idėjų, choreografinių miniatiūrų tokį projektą, kūrybinis impulsas, kuris šiandien jau davė vaisių ir mūsų choreografijos panorama yra gerokai gausesnė negu kad anksčiau. Ir šiame laikotarpį taip pat buvo pastatytas įdomus baletas, kuris pratęsia pirmojo Lietuvos profesionalaus baleto Leo Delibo Kopelijos gyvavimo tradicija. Tai yra rusų choreografo Kirilo Simonovo ir Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančio menininko Michailo Šemekino Kopelijos versija, kurios kostiumus, scenovaizdžių maketą, taip pat ir spektaklio įrašą rasite ir mūsų parodoje. Tai yra visai kita istorija, negu kad skaitome tam tradiciniam
komiško Kopelijos baleto varianto siužete istorija, kuri daugiau šliejasi prie tokių makabriškų, trikdančių Ernsto Teodoro Amadėjaus Hofmano smėlio žmogaus temų. Čia galų gale veikia ne tik tai Kopelijus, bet ir jo antrininkas smėlio žmogus. Na ir siužeto pats vystymasis, jis neturi čia tos komiškam baletui privalomos laimingos pabaigos, viskas baigėsi gerokai niūriau. Na ir jau minėjau, kad Krzysztofas Pastoras atvykęs į Lietuvą, pradėjęs mąstyti apie tai, ką jis gali duoti Lietuvos baletui, būtent čia pasinaudojo tą gerąją patirtimi, kurią jis pats išgyveno, dirbdamas kaip reziduojantis choreografas Amsterdame, ir tą kūrybinį impulsą inicijavo. Ir pirmasis kūrybinis impulsas įvyko 12 metais ir būtent čia, šiame impulse buvo parodytas ir pirmasis tokios jau stambesnės apimties Martyno Rimeikio, tuomet operos ir baleto teatro solisto darbas Belaukiant Godo. Dalyvavimas kūrybiniam impulse sutvirtino pasitikėjimą savimi ne vien Martynui Rimeikiui, bet ir kitiems dalyviams, bet Martyno Rimeikio kaip choreografo karjera yra kol kas intensyviausia, kol kas sėkmingiausia ir tikrai didžiulį rezonansą sukėlė Mindaugo Urbaičio baletas Procesas, kurį Rimeikis pastatė 17 metais, kuris iš karto atkreipė dėmesį ir Lietuvos teatro ir šokio profesionalų, ir taip pat tapo pirmuoju Lietuvos baleto spektakliu, kuris buvo transliuojamas tarptautiniu Metso kanalu. Ir Rimeikio kūryba, nors nėra gal labai intensyvi, bet visi jo darbai atkreipia dėmesį, ir paminėčiau Eglę Žalčių karalienę Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre, taip pat vienaveiksmį spektaklį Dienos minutės. Na ir naujausias jo darbas yra Leo Delibo Kopelijos rekompozicija kartu su kompozitoriumi Ievaru Jasinskiu. Tai yra spektaklis dedikuotas Lietuvos baleto jubiliejui.
ir rodytas būtent 2025 m. gruodžio 4 dieną. Impulse dalyvavo ir choreografė Živilė Baikštytė, sukūrusi tokį žaismingą, vienaveiksmį, nesiužetinį baletą Pomeridžio, bet netrukus pasiryžusi statyti ir didesnės apimties kūrinį, ir tai yra Antano Jasenkos spektaklis Mitologinė tematika pradžioje nebuvo nieko. Taip pat ne kartą kūrybiniam impulse dalyvavo ir choreografė Edita Stundytė, ir jos sukurtas spektaklis Kopelijos tema Užburtos akis yra populiarus ir mėgstamas vaikų, ir mačiau, kad šį sezoną bus galima jį pamatyti bent 15 kartų, skambant Mocarto muzikai, kurią atlieka sumažintos apimties kamerinis orkestras. Na ir čia dar tiesiog gal kas ir nematė, labai tiesiog rekomenduoju pažiūrėti. Finalas iš remake'io tos naujausios Kopelijos, kurią bus galima matyti kitame mūsų operos ir baleto teatro sezone. Na ir per šitos 30 mečius dar norėčiau paminėti tai, kad tvirtėjo ir kitos mūsų šalies baleto trupės, kurios iki tol gal buvo mažiau pastebimos, nors jos veikė. Tai yra Kauno valstybinio teatro baleto trupė augo palaipsniui. Klaipėdos valstybinio baleto teatro trupė taip pat šiandien ypatingai yra įdomi, ir būtent Klaipėdoje savo tokį ambicingą kelią pradėjo choreografė Marija Simona Šimulynaitė, dar senajame iki rekonstrukcijos Klaipėdos muzikiniam teatre pastačiusi įdomų, provokuojantį Piotro Čaikovskio baleto Spragtukas variantą. Klaipėdoje susiformavo iš tos Klaipėdos muzikinio teatro artistų, solistų grupė, susiformavo dar viena choreografė, Aušra Krasauskaitė. Ir būtent Klaipėdoje jis sukūrė pirmuosius savo spektaklius, o šiandien ta jos patirtis perkeliama į valstybinio ansamblio Lietuva repertuarą. Na ir šiandien kaip tik Vilniaus Senojo teatro scenoje vyksta naujausio jo spektaklio skirto Čiurlioniui Sofija premjera. Na, kaip iš pavadinimo galima spėti, akcentas bus būtent daugiau į Sofiją Kymantaitę, o Čiurlionis ten daugiau gal bus kaip tokia antros reikšmės figūra. Na, o Kauno valstybinio muzikinio teatro trupę mes tikrai sekėm ir sovietmečiu. Čia įdomus buvo pastatyti ir Irenos Ribačiauskaitės darbai. Būtent Kaune įvyko ir pirmojo nesiužetinio baleto spektaklio pagal Haidno muziką Atsisveikinimo simfonija premjera. Spektaklį pastatė Alfredas Kondratavičius, ir mūsų parodoje eksponuojamas įdomus Reginos Songailaitės Balčikonienės sukurtas eskizas skirtas šitam spektakliui. Na ir pabaigai dar noriu paminėti, kad turim tikrai tokį įdomų ne tik tai valstybinių teatrų tinklą, ne tik 3 skirtingas baleto trupes, nacionalinę Vilniuje ir valstybinės Kaune ir Klaipėdoje, bet taip pat turim ir, ar turėjom ir nepriklausomus šokio baleto teatrus.
Ir pats toks gal ambicingiausias ir šiuo metu daugiausiai energijos turintis yra Andželikos Cholinos teatras Ach, kurio spektakliai sutraukė daugybę žiūrovų, nors to teatro istorija prasidėjo nuo 6 šokėjų nedidelio tokio epizodo, kurį teko irgi progą pasiūlyti Lietuvos kultūros pristatymui, kai šventėme 2000 metus, kai Londone Griniče buvo pastatyta ambicinga tokia kupolinė struktūra įvairiems meno renginiams, parodoms ir ten galėjom pristatyti Lietuvos kultūrą. Ir Andželikos Cholinos Tango ant Fa buvo vienas iš to pristatymo punktų. Čia parodysiu nedidelį fragmentą iš Tango ant Fa, tai yra pirmasis Ach teatro kaip nepriklausomos institucijos kūrinys, kuris buvo parodytas Nacionalinėme dramos teatre ir čia šoko ne tik tai baleto artistai, bet ir aktoriai. Ir tai yra choreografijos manierai, choreografijos koncepcijai būdingas dalykas pakviesti į savo spektaklius ne tik tai tokį techninį profesinį išsilavinimą turinčius artistus, bet ir tokius charizmatiškus aktorius, dainininkus. Čia matom ir pačią choreografiją, čia šioje Tango ant Fa versijoje šoka ir Martynas Rimeikis. Čia atpažįstat tikriausiai ir Živilę Baikštytę, ir aktorių Darių Gumauską. Ir tai būtent tas Ach branduolys iš įvairių artistinės prigimties asmenybių suformuotas, jis ir šiandien tuos savo principus stengiasi išlaikyti. Po kelerių mėnesių įvyko ir Jurijaus Smorigino įkurto nepriklausomų choreografinių projektų Vilniaus baletas pirmoji premjera, tai yra spektaklis choreografo laiškai MKČ, Čiurlionio tema. Eksponuojame parodoje ir šito spektaklio originalų plakatą. Nors Jurijus Smoriginas pakankamai aktyviai dar kūrė, tačiau Vilniaus baletas kaip įstaiga jau nebeegzistuoja, tačiau irgi šiom dienom šokio teatre prie Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos pastatytam irgi beje įdomus reikšmingas faktas, atspindintis mūsų kultūros įvairėjimą per šios 30 mečius, kaip tik ir vyksta laiškai gyvenimui, naujausio Jurijaus Smorigino darbo Čiurlionio tematika premjera ir irgi jeigu pastebėsit dar kada rodoma šitą spektaklį, tikrai rekomenduočiau jį irgi pasižiūrėti. Ir minėjau jau Mariją Simoną Šimulynaitę, kuri taip ryžtingai ir įdomiai debiutavo Klaipėdoje kaip spragtuko autorė. Ji irgi surado savy jėgų įsteigti dar vieną nepriklausomą teatrą, Baltijos baleto teatrą, kuris veikia nuo 9 metų ir jame ypač anksčiau šoko artistai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, dabar daugiau gal ji remiasi mūsų pajėgomis, Lietuvos baleto artistais, ne vien baigusiais Čiurlionio menų mokyklą, bet taip pat ir atvykusiais ir dirbančiais mūsų nacionaliniai operos ir teatro baleto trupiai. Ir iš kelių pozicijų, kurias matom Baltijos baleto trupės repertuare, man ypač norėtųsi paminėti Vlado Jakubėno baletą Vaivos juosta, tokio sudėtingo, tragiško, sakyčiau, likimo kūrinį, kuris
faktiškai pradingo Antrojo pasaulinio karo liepsnuose ir perkeltinė ir tikrąja to žodžio prasme. Partitūra pagal vieną iš pasakojimų į Kauno getą išsinešė nepaprastai talentingas dirigentas Leo Hofmekleris, žuvo jis gete ir pražuvo Jakubėno darbas. Ir tik tai vėliau iš tiesiog klavyro, iš fortepijoninio klavyro kompozitorius Marius Baranauskas parašė orkestruotę ir šitas baleto spektaklis būtent Marijos Simonos Šimulindaitės dėka buvo pastatytas. Ir parodoje taip pat eksponuojame Vaivos kostiumą iš šito spektaklio. Tad prabėgau labai greitai per šitą 30 metų, jūs esat patys šito 30-mečio liudytojai, matėt mūsų baleto ir sėkmes, na, gal kada nors ir nesėkmes, bet vis dėlto tai, kas padaryta, ko pasiekta, manau, kad yra kuo pasididžiuot. Ir mūsų paroda skirta baleto 100-mečiui taip pat dar keletą mėnesių leis taip pat šitą pajausti mūsų baleto istorijos pulsą, mūsų baleto asmenybių atsidavimą šitam menui. Na ir iš tikrųjų jau pasikartosiu, bet man pačiam visai atrodo tinkamas, na ir šito muziejaus apibūdinimas kaip vietos, kur teatras, o to pačiu ir baletas gyvena po mirties, kur mes galim dar ir dar kartą per dailės kūrinius, per fotografijas, per kostiumus, scenovaizdžio eskizus, vaizdo įrašus įsitikinti teatro, na ir šiuo atveju baleto meno gyvastingumu ir reikalingumu mūsų kultūrai. Ačiū uždėmesį. Jeigu turit kokių nors klausimų, mielai atsakysiu. O jeigu ne, tada kviečiu į parodą. Kaip minėjau, paroda dar veiks iki rugpjūčio pabaigos, dar turėsim ir įvairių renginių, diskusijų, tad tikrai būtų smagu jūs vėl pamatyti. Ačiū dar kartą uždėmesį.